USA ar Lietuva? Nuo kurios rinkos geriau pradėti savo e-commerce? Realiai priklauso, ar jums gerai skamba toks variantas. Jūs uždirbsit 10 kartų daugiau, bet rizika, kad nepasiseks, irgi 10 kartų didesnė. Jeigu skamba gerai, eikit į USA. Aš asmeniškai rekomenduočiau, jeigu esat visiškai žali, pradėti nuo Lietuvos, išmokti visą e-commerce žaidimą, užsidirbti pirmą kapitalą ir tada jau eikit kur norit. Vokietija, USA nesvarbu. Mes, pavyzdžiui, su mūsų brandais darom virš 2 milijonų apyvartos per metus ir dar vis neeinam į US rinką. Nes pas mus prioritetuose yra pirma išgauti geriausią produktų kokybę, kokią tik galim. Good quality. Ir tada plėsti marketingą. Čia, aišku, iš pinigų perspektyvos gal nėra protingiausias variantas arba nėra greičiausias variantas pasiekti ant tuos 10 milijonų, 100 milijonų. Bet aš jau pasiekiau savo norimus tikslus su pinigais, tai dabar tiesiog tikslas yra kuo geresnius produktus klientam teikti. Ir galų gale tikiu, kad ilgalaikį perspektyvį, manau, toks variantas net ir daugiau uždirbs, jeigu žiūrim ten 10 metų perspektyvai. Tai toks, pradėkit nuo Lietuvos, išmokit ir žaiskit kaip norit tada jau. Do it, all right? Let's play. Ir jeigu jūs norit pradėti savo e-com verslą, rekomenduoju jungtis į mano Discordo grupę, nuorodą rasite profilyje. Aš ten visiems dabar nemokamai atsakinėju į visus jų klausimus, padedu spręsti visas jų problemas, kas liečia verslo darymą. Nežinau, kiek laiko aš tai toliau darysiu, bet kol kas galit jungtis ir padėsiu.